Antanas Macijauskas. Kaune Adomo Mickevičiaus gatvės 15 numeriu pažymėtame name skirtingų metų gyveno du iškilūs žmonės. 1927–52 metais gydytojas, varpininkas, politinis bei visuomenės veikėjas Jonas Staugaitis ir 1932–40 metais lietuvių archeologė, archeomitologijos pradininkė, filosofijos daktarė Marija Birutė Gimbutienė. Tulpės kooperatyvas Kaune išties labai simpatiškas, įdomus, galbūt nemodernistinis, bet visgi toks laikmečio dvasią atspindintis objektas. Jeigu mes žiūrim į architektūrą per klasikinio architektūros grožio prizmę, tai reiškia, kad pastatas yra simetriškas, kad yra akcentuotas įėjimas, kad papuošti langai, kad papuošti karnizai. Tai tie papuošimai jau yra lietuviškais motyvais daromi, o ne klasikiniai ten iš senovės Graikijos, Renesanso ar baroko įmami. Tai va tas momentas, tas tokio klasikos ir lietuviškumo suliejimas į tokius unikalius sprendimus, tai vėlgi Macijauskas ir vėl kas įdomu, kad išliko tas pastatas iki šių dienų. Tai va tas momentas jisai kažkaip atneša Macijauską į Lietuvos architektūros istoriją, į tą bent jau pirmą statymo komisariato laikotarpį kaip tokia labai ryškia žvaigždė. 2023 metais kartu su kitais pastatais Tulpė įtraukta į pasaulio paveldo sąrašą. Bet trečioji atminimo lenta turėtų būti skirta ne tik pirmojo namų kooperatyvo nepriklausomoje Lietuvoje architektui. Čia yra žmogus ir asmenybė, kuri faktiškai liko pamiršta. Žmogus, kuris davė tiek daug mūsų valstybei, mūsų tautai. Antanas Macijauskas. Inžinierius, mechanikas ir statybininkas, žurnalistas, vertėjas, rašytojas, visuomenės veikėjas bei mokslininkas, lietuvybės puoselėtojas, pirmosios Lietuvos Respublikos kūrėjas. XIX amžiaus pabaigoje šiaurės vakariniame krašte Lietuvos rusintojai vengia net paties Lietuvos vardo. Prasideda 1874, tamsūs, jau 10-ieji spaudos draudimo metai. Pasvaliečių kaime, Pabiržės valsčiuje, Macijauskų šeimoje gimsta 10-asis vaikas, Antanukas. Senos Rūtų giminės genus jam perduoda mama Rūtaitė. Rūta buvo, iniciatorius rašyti pareiškimus caro valdžiai, kad būtų grąžinta lietuvių kalba. Tai ta tokia patriotinė dvasia sklydo iš tos šeimos, iš tos giminės. Su motinos pienu įtraukęs gimtosios kalbos genus, Macijauskų pagrandukas, pasimokęs svetimos ausims ir širdžiai rusų kalbos, yra tarp 90 laimingųjų priimtų į realinę Panevėžio mokyklą. Po 6 metų ją baigė tik 12 mokinių. 7-uosius mokyklos metus, kurių reikia, kad galėtų mokytis toliau, baigė Pskove ir priimamas į Petrapilio technologijos institutą. Miestas prie Nevos iš gūdžios provincijos atvykusi 19-metį pribloškia, bet jis čia ne vienas. Maskvoje yra kokie 2000 lietuvių, o Peterburge maždaug 6000. Mes randam, kad tam spaudos draudimo laikotarpį iškyla dvi labai stiprios ir svarbios mūsų tautai asmenybės, mūsų istorijos asmenybės, Basanavičius ir Vileišis. Užtai, kai mes žiūrime į tą patį Antaną Macijauską, jisai neatsirado kažkokioj tuštumoje. Žmonės, kurie jį supo, yra tie patys, kurie po to yra tarp stipriausių ir svarbiausių mūsų tautos atgimimo laikotarpio veikėjai. Tuo metu jisai sutinka ir kitus žmonės, kitas asmenybės, kurie padeda jam formuotis ir sustiprina jo tą užsispyrimą dirbti Lietuvos naudai. Jis nuo mažumės buvo taip jau palinkęs į tą Lietuvą, į tai, kas yra lietuviška, kas yra tikra, kas yra artima.
Petrapilyje Macijauskas susipažino su Antanu Smetona, advokatu Andriumi Bulota, profesoriumi Steponu Kairiu, profesoriumi Petru Avižoniu, inžinieriumi Vladu Sirutavičiumi, Povilu Višinskiu. Bet labiausiai ambicingą studentą traukia kraštiečiai. Pasvaliečiai broliai Jonas ir Petras Vileišiai. Būsimas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, teisininkas, žymus visuomenės ir politinės veikėjas Jonas Vileišis tapo idėjiniu Macijausko vadovu. Tais metais universitete jisai su Jono Vileišiaus rekomendacija tampa Petrapilio slaptosios lietuvių studentų draugijos nariu. Yra maždaug 40 žmonių, kurie sudaro šitą draugiją. Tos slaptosios draugijos paskirtis yra būtent skatinti ir ugdyti tautiškumą, skatinti tuos 40 narių, kad jie užsiimtų ir spaudos platinimu, kad jie apsiimtų lietuvių kalbos vystymu, kad jie prižadėtų grįžti į Lietuvą, kad jie kurtų lietuviškas šeimas. Su Jono Vileišio broliu Petru Lietuvos visuomenės ir politinių veikėjų Antaną pirmiausia suartina specialybė. Lietuvybės mecenatas Petras Vileišis skatino būsimuosius lietuvių inteligentus šviesti ir kultūrinti tautą. Skirdavo lėšų studentams, kurie ką nors parašydavo lietuvių švietimo labui. Matyt, paveiktas žmogaus, kokiu norėtų būti ir pats, Antanas pradeda pirmuosius rašymus į varpą, ūkininką, platina nelegalią spaudą. Kaip ir daugelį lietuvių studentų, Antaną Macijauską globoja senas peterburgietis, lietuvių bibliofilas ir etnografas Silvestras Baltramaitis. Manoma, kad jis ir davęs idėją Antanui paruošti ir išleisti garsųjį lietuviškai latviško krašto žemėlapį. Ir būdamas studentas ir vos baigęs savo studijas Petrapilį, pagamina pirmąjį lietuvišką žemėlapį. Ir čia yra spaudos draudimo metais, kada yra draudžiama bet ką išleisti, kas yra lotyniškom raidėmis, reiškia lietuvišką raštą, bet lotyniškom raidomis. Žmogus pats ranka piešė, rašė, galvodamas apie Lietuvą, apie kalbą. 1900 metais žemėlapis buvo išspausdintas 2000 tiražu ir per kelis mėnesius Rusijoje ir užsienyje buvo išplatinta apie 800 egzempliorių. Bet, kai jis pasiekė Lietuvą, cenzūra atsitokėjo. Cenzūrai uždraudus žemėlapio platinimą, Antanas Macijauskas iškėlė bylą vyriausiosios spaudos reikalų valdybos viršininkui Šachovskojui ir ją laimėjo. Ta visa byla galų gale jinai nebuvo tiek apie pinigus, jinai buvo labiau politinė. Aišku, tie pinigai jam labai daug reiškėjo, kadangi 1200 rublių buvo labai dideli pinigai ir Macijauskas pats nebuvo toks turtingas. Bet tikroji esmė šitos bylos, nors neva kompensuokit, neva gražinkit, yra politinė. Nes jeigu galima viską priversti Rusijos vyriausybės žmonės ir tą senatą pripažinti, kad čia buvo neteisėtai padaryta, tai neteisėtai kurio pagrindo. Reiškia teisėtai, pagal teisę prasižengta. Tai tikrai irgi pakankamai svarbus buvo žingsnis, kuris dabar jau visi tyrinėtojai sutinka, kad būtent byla dėl šito žemėlapio buvo lemiama ir po to buvo grąžinta laisvė lietuviškam žodžiui. 1898 Antanas Macijauskas baigė Petrapilio technologijos institutą, bet Lietuvoje gauti valdišką darbą katalikui draudė įstatymai. Jisai pradėjo savo karjerą Peterburge ir jisai pradėjo būtent prie tiltų statybą ir ne tik tiltų, beje ir pramonės objektų, ir malūnų, ir lentpjūvių, ir pats savo laiku ir karšyklą, ir dar ten kažkokius tai pramonės objektus turėjo, ir su Vileišiu Vilniui dirbo. Pakviestas Petro Vileišio, Macijauskas atvyko į Vilnių ir tapo jo įkurtų mechaninių dirbtuvių vedėjų. Jisai buvo tose pareigose 20 mėnesių. Gana įtemptas laikotarpis. Ir po 20 mėnesių jisai paliko tą darbą, nes, kaip čia žmonės sako,
jo interesas, nors jisai buvo ir inžinierius, bet dirbti ir vadovauti tom dirbtuvėm iš jo per daug pareikalavo grinai inžinerinio darbo. O jo širdis ir jo siela vis tiek buvo ta, kad jisai norėjo toliau publikuoti, rašyti. 1903–1904 metais Antanas Macijauskas vadovauja visam Rygos, tuo metu didžiausiam lietuviškam miestui tuometinėje Rusijos imperijoje, lietuvių kultūriniam gyvenimui. Vadovauja vieninteliai legaliai lietuvių pašalpos draugijai, kurios nariai vėliau tapo Lietuvos nepriklausomybės signatarais. Kartu su kitais lietuviais įsteigė lietuvių laikraštį Rygos garsas. Įkūrė lietuvių muzikos, dainos ir kultūros draugiją Kanklės. Antanas Macijauskas labai didelis dainų mėgėjas. Jisai buvo žmogus, kuris grįžęs iš Didžiojo Lietuvos Seimo 1905 metais išleidžia labai stambių tiražų, ar ne 6,000 kopijų Vinco Kudirkos tautišką giesmę. Reiškia pirmasis, kuris tokiais stambiais kiekiais. O ta giesmė yra būtent pirmas iki oficialiai sugieduojama būtent Petrapilį per vieną šitų vakarų, kurios organizuoja arba prie kurių buvo prisidėjęs ir pats Macijauskas. Ir pats yra paruošęs vaidinimų, spektaklių, žodžiu, parašęs vaidinimą, įdomu tą pjesę. Dėl tos pjesės yra kilę ir tokių diskusijų, kadangi nesiklausė kai kurie statė, tai jis kaip ir pajuto, kad pažeistos jo teisės. Reikėjo bent pasiteirauti autorius, ar galima vaidinti ar ne. Rygoj Antanas Macijauskas įsteigė biblioteką, turi savo knygyną. Tam knygyne jisai pristato žmonėms ir parduoda lietuvišką spaudą iš Tilžės, iš Mažosios Lietuvos, iš Amerikos ir iš kitur. Jisai per savo tą knygyną pardavinėja ir savo knygas, kuris jisai spaudžia irgi tenais Tilžėj. Ir per tą knygyną jisai po to pristato knygas ir lietuviškom gimnazijom ir jisai steigia knygynėlius ir tuose fabrikuose, kur dirba masiškai lietuviai. Visur mes matom šito žmogaus švietėjišką darbą, lietuvybės puoselėjimą. Ir čia iš tikrųjų, kai mes pasižiūrim į Antaną Macijauską, nors jisai yra ir inžinierius ir tikrai didelių gražių darbų atliko šitoj srity, bet yra tas švietėjiškas elementas. Žmogus, kuris taip in principe myli savo tautą, savo žmonės ir žino, kad vienintelis būdas, kaip prie jų prieiti ir kaip juos ištemti iš tos tamsumos, kuri yra būtent priversta ant žmonių dėka šitos spaudos draudimo, yra būtent per šitą švietėjišką veiklą. Visuomet, man atrodo, visuomet ir dabar galioja ta pati taisyklė. Šalia, ne už kažkur, bet šalia kiekvieno sėkmingo, šviesaus žmogaus, kuris skiria savo gyvenimą Lietuvai, visuomet šalia yra tie kiti nematomi žmonės, kurie palaiko, nes be palaikymo mes negalim nė vieno žingsnio žengti priekį. Tai vat šeima visuomet yra tas palaikymas. Tai Macijausko pradžia, man atrodo, kyla iš jo motinos. Tada yra tas sustiprinta būtent per tą slaptą lietuvių studentų draugiją. Tenais yra Antanas Smetona, Steponas Kairys ir kiti šviesuoliai yra būtent šitoj aplinkoj. Ir tada reikia vis tiek pažiūrėti į jo asmeninės vertybės, ką jisai pats kaip asmuo jautė. Ir jo tas katalikiškumas, jo tautiškumas, jo atjauta, jo teocentrinis požiūris į gyvenimą, kur, reiškia, Dievas yra centre, kur yra tas pasiaukojimas, kad dirbi Dievo darbą, o pats kaip asmuo nesi galbūt jo pats svarbiausias, nes yra tam tikras kuklumas, kuris plaukia būtent per šitą sritį. Antanas Macijauskas parašė, sudarė, išvertė ir išleido daugiau kaip 30 įvairaus turinio lietuviškų knygų. Už nuopelnus lietuvių kultūrai Antanas Macijauskas priimamas į Lietuvių mokslo draugiją. 1905 metais išrenkamas delegatu į Didįjį Vilniaus Seimą, pareikalavusi Lietuvos autonomijos. Nepažinojau labai, reiškia,
Macijausko asmenybės. Tai per tą laiką, kiek dirbau, kiek ten pasidomėjau, tai taip, be galo be krašto yra platus savo veikloje. Man tai yra vienas iš tokių, to laikotarpio klasikinių intelektualų, kurie yra išsilavinę, kurie yra entuziastai dideli, labai, reiškia, mokantis ir žinantis, kaip save įprasminti gyvenime. Pasibaigus karui jisai grįžta į Lietuvą. Ir tada grįžęs į Lietuvą jisai tampa pirmoji Lietuvos geležinkelio vadovu. Ir jisai yra tas žmogus, kurisai tampa esminis, kas liečia to geležinkelio perėmimą nuo vokiečių. Jisai neina į politiką, neina į tuos kitus viešuosius darbus, kurie galbūt labiau būtų jį išreklamavę arba išgarsinę, bet jisai dirba tą juodą, sunkų kūrybinį darbą. Jisai visur yra tas pradininkas. Į mano profesinį lauką Macijauskas, tai būtent kai jisai tapo Lietuvos atstatymo komisariato vadovu, atstatymo laikotarpis vienas iš tokių bruožų, kad iš tiesų labai trūksta specialistų ir toks netgi paradoksas, kad Lietuvos atstatymo komisariate dirba ir šveicarai, ir vokiečiai. Atrodo, kad tarptautinė komanda, čia netgi nuostabu, bet ta tarptautinė komanda, jinai atsiranda, tiesą pasakius, iš vargo, nes Lietuvoje tų specialistų nėra. Tai va tie žmonės, kurie grįžta iš carinės Rusijos imperijos įvairiausių vietų, iš centrinių Peterburgo, Rygos, tai jie iš tikrųjų labai stipriai prisideda prie to pirmojo Lietuvos etapo ir vėlgi Macijauskas čia yra svarbi dalis. Lietuvos atstatymo komisariatas, aišku, ten po tam tikrų transformacijų pačioj nepriklausomybės pradžioje, bet pusgi buvo, mano galva, viena iš reikšmingiausių institucijų, su kuria pradėta kurti Lietuvos atstatymo strategiją. Kitaip tariant, ne šiaip spontaniškai, sakykime, kažkokie tai atstatymo, valymo po karo darbai vyksta, bet yra kuriama strategija. Tuo metu tai yra pagrindinis Lietuvos architektūros smegenų centras. XIX amžiaus pabaigoje, XX pradžioje liberalus chaotiško miesto, koks tuo metu buvo Kaunas, sutvarkymas buvo didelis iššūkis. Nėra paprasčiausių būtiniausių dalykų – vandentiekio, kanalizacijos. Miestietės skalbia drabužius Nemune, gatvės grįstos akmenimis, o šalia grioviais teka komunalinės atliekos. Miesto sodas kaip koncepcija, kuri Britai, užsakysime, Ebenezeris Hovardas, yra vienas iš pagrindinių sumanytojų, tai jinai tuo metu yra pažangiausias įmanomas sprendimas. Ir Kaunas labai aiškiai, proaktyviai sako, kad mes norim tokio pobūdžio, sakysim, projektų. Įdomu, kad Lietuvos atstatymo komisariatas, jisai dirba ne tik Kaune, jisai rengia projektus visai Lietuvai. Meluotar 22 metais buvo išleistas Lietuvos atstatymo komisariato įsakymas, kad kiekvienas Lietuvos miestas, kuris turi daugiau negu 2000 gyventojų, turi turėti planą parengtą. Tai reiškia, urbanistinę viziją, kaip toliau vysis. Ir va tas momentas, kas turint galvoj, kokia tuo metu yra ekonominė situacija, kokia yra tas specialistų trūkumas, kokia yra jų kaita, ta tokia ambicija mąstyti tikrai labai progresyviai ir iš tikrųjų pagal pasaulinį standartą turėti planus, veikti, taip sistemiškai, tai tikrai įspūdinga. Tai būdamas Lietuvos atstatymo komisariato vadovu, jisai irgi prisidėjo prie to, kad Lietuvos universitete būtų pradedami ruošti statybos technikai, turi teisę projektuoti. Jisai tuo metu iš tiesų labai aktyviai veikia architektūros pasaulyje. Visi procesai, kurie ne tik projektavimo, bet ir švietimo, jie yra vienaip ar kitaip susijęs su Lietuvos atstatymo komisariatu, ir be abejo su Macijausku kaip vadovu šitos įstaigos. 1930 metais Antanas Macijauskas palieka valdišką tarnybą ir tampa privačiu projektuotoju ir statybų rangovu. Pastatė daug įvairiausių pastatų, bažnyčių, tiltų.
1939 metais išeina į pensiją. 40 metais jo Macijausko visą tą palikimą, žodžiu, nacionalizavo. Paskui sūnui pavyko išvažiuoti į Ameriką. Jis buvo baigęs ne tik tai inžinieriaus mokslus, bet ir Kauno konservatoriją. Paskui dirbo vargonininku Amerikoje. Na, žmona mirė insultu, dukra taip pat mirė ir jis liko vienas. Praleidžia šiek tiek laiko kalėjimuose, bet po to paleistas. Tam, kad pasitrauktų iš sovietų akiračio, jisai tada palieka Kauną, palieka Šiaulius, kur jisai buvo trumpam, ir atsiduria Domėnuose netoli Pabiržės ir tenais praleidžia paskutiniuosius 6 savo gyvenimo metus. Kaip pasakoja jo giminaitė, Jono Drabinsko anūkė Vida savo prisiminimuose, paskutiniai 2 metai žmogus yra labai stipriai sergantis, nėra iš kur tų vaistų gauti, nėra iš kur ir to maisto gauti. Už tai Jonas Drabinskas, jo dėdė, turi rūpintis ir jo sveikata, vaistais, papildomą maistu. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius, laimėjęs prieš rusų carą bylą, kuri atnešė Lietuvai 40 metų lauktą spaudos draudimo panaikinimą. Nuveikęs daugybę darbų savo tautai ir tėvynei, Antanas Macijauskas mirė 1950 metais. Vienišas, skurde ir visų užmirštas.